Silver Stars protų kovos. 8 dalyviai kovos įvairių tipų kvizuose dėl pagrindinio prizo – naujų krepšinio batelių, kuriuos įsteigė uždaroji akcinė bendrovė Pramoninės statybos kompanija. Protų kova sudarys 4 ketvirtfinaliai, 2 pusfinaliai ir didysis finalas. O dabar jūsų dėmesiui trečiasis ketvirtfinalis – Matas Rupšlaukis prieš Mantą Želvį. Pirmasis dalyvis Matas Rupšlaukis. Matai, žodį žiūrovams. Sveiki, linkiu savo varžovui sėkmės ir sau linkiu sėkmės. Man tai ką atsakysi, Matui? Aš irgi norėčiau palinkėti Matui sėkmės. Tikrai protingas šis žmogus ir aš neleisiu jam nugalėti manęs. Gerai. O žaidimas bus paprastas, žaisime Kahoot programoje, klausimų bus ketvirtfinalėje 15 ir tas, kuris laimi, patenka į kitą etapą. Viskas aišku? Gerai, jungiamės į Kahootą. Gerai, pasiruošę vyrai. 100%. Gerai, Matai, šūkį. Koks tavo šūkis šios dienos? Nežinau. Nėra šūkis šiandien. Nėra šūkio. Nebus ir pergalės galimai. Man tai koks tavo šūkis? Mano tai 1, 2, 3 Mantas laimės šiandien. Nesirimuoja, bet važiuojam. Tai čia taip turėjau. Gerai, Mantas prieš Matą. Ir pirmasis klausimas. Jaudimas. Gerai. Kieno žmona buvo Barbora Radvilaitė? Ergo. Gedimino, Vytauto, Žygimanto Augusto ar Radvilos Rudojo? Žygimanto Augusto. Kelintos klasės kursas čia? Man rodos, kad 7, jeigu ne 6. Matai? 7. Spėjai ar žinojai? Ne, žinau. Tai jau priėjot šį faktą. Mokėtės mokyklą šiais metais? Jau mokėmės. Ne, šiais nesimokinom, bet prieitais mokinomės. Prieitais, aš irgi prieitais. Tai Matas septintokas pas mus. Nu, tai jisai daugiau šansų turi laimėti šią kovą. Eiktų. Gerai, sekantis klausimas. Kokie veikėjai yra iškalti ant antro pagal dydį Lietuvoje akmens puntuko? Veikėjai asmenys. Darius ir Girėnas, Adamkus ir Brazauskas, Maironis ir Basanavičius ar Baranauskas ir Žemaitė? Net nespėjau atsakymą variantų pasakyti Darius ir Girėnas. Kuris teisingai atsakėt? Mantas. Labiau patyręs žmogus. Yeah. Kodėl Matai neatsakėte? Na, sudvėjau. O iš kur Mantai esat buvęs prie puntuko akmens? Ne, nes tikrai. Bet nuotraukai matęs. Kaip ir, ne, loginis mąstymas daugiau čia. Anykščiuose, jeigu ką, apsilankykite Anykščiuose prie puntuko. Būtinai. Teks po kokio 3x3 turnyro nuvykti. Gerai. Trečiasis klausimas, kas yra Turkijos sostinė? Stambulas, Ankara, Izmiras ar Mersinas? Ankara. Opa. Teisingas atsakymas Ankara. Kas pro Man šalį? Man iš geografijos 7 šiaip. 7 klasė ten, suprantat. 7 čia reikėtų žinoti, kad Turkijos sostinė Ankara. Aš Aš jau susijaudinau. buvau prigautas prie to klausimų seniai. Tai iš klaidų mokomas, ne? Tikrai taip. Yra toks posakis. Protingi mokosi, durni mokosi iš savo klaidų, protingi iš svetimų. Gerai, tęsiam. 5. klausimas. Lenktynės, kuri Formulės 1 trasa yra Didžiojoje Britanijoje? East Londono, Indianapolio, Hockenheimo ar Silverstone'o? Domitės šio sportu? Ne, visiškai. Ne. 100% spėjimas. Skambutis tėčiui? O, Silverstone'o. Tas spėjau kažkaip čia. Sėkmė mano pusė šį kartą. Indianapolio trasa yra Amerikoje, Hockenheimo Vokietijoje ir Silverstone'o Didžiojoje Britanijoje. Ir 6. klausimas. Su keliomis valstybėmis Airija turi sausumos sienas. Su 4, 3, 2 ar 1? Airija. Įsivaizduojat, kur yra Airija? Man sakau, geografija ne mano sritis. Su 1, su Didžiąja Britanija. Jau man tai supratom, kad geografija ne tavo sritis. Ne, tikrai.
Gerai, 7 klausimas. Kokioje saloje prie San Francisko kadaise buvo garsus kalėjimas? Alikantėje, Alkatraze, Ankoridže ar Saremoje? Labai gerai žinomas kalėjimas. Neįsivaizduoju. Alkatrazas, Alikantė yra Ispanijos sala. Mantelė čia žinojai? Ne, tikrai nežinau. Sakau, sėkmė. Labai sekas. Ir man tas didina persvarą. 8 klausimas. Kuri siena buvo nugriauta 1989 metais? Didžioji Kinų siena, Raudų siena, Berlyno ar Adriano siena? Bet nežinau, ar čia tokis egzistuoja. Berlyno siena. O, Matai Gerai. pro šalį? Labai. Matai. kažkada istorijos pristatymą man dariau. Tai Čia istorija, matai. Nesimokėt apie Berlyno sieną dar. Nežinau. greit, man rodos antram pusmetį ten bus. Gerai, matai, viskas prieš akis dar. Dar daug klausimų. Kas šis lietuvių atlikėjas? Dabar bus kadrai, nuotraukos atsidarys po vieną. Virgis Takėnas, Vytautas Šiškauskas, Edmundas Kučinskas ar Mino? Laukiam veido. Turim Eik veidą. sau. Aš bandžiau greičiau, bet nepavyko. Ir čia Edmundas Kučinskas. Nereikia Nu, skubėti. Kuris Labai gerai, nežino labai šios gerai. legendų. Aš bandžiau gauti taškų persvarą, bet nepavyko. Bet ir- žinojai, kad čia Kučinskas, ar ne? Ne, tikrai taip. Taip. Na, neskubėk ir būsi Gerai. pirmas. Iš kurio serialos ši scena? Breaking Bad, 13 priežasčių kodėl, Back to the Future ar Stranger Things? Tai serialai nelabai man Nu, patinka. lemba, šitą žinau. Turbūt. 5 sekundės, Oi. 4, 3, 2. Yes. Stranger Things. Negerai matas grįžta. Back to the Future yra filmas. Senas Stranger filmas. Things šiaip žiūrėjau, bet nedabaigiau. Tai Lemba, Va, reikia matas, dar vieną. per vieną klausimą. Gerai, dabar 11 klausimas bus puzlė. Puzlė. Dvigubi taškai. Surikiuokit šiuos krepšininkus nuo vyriausio iki jauniausio. Minutė laiko. O kaip čia reikia? Pirmą kartą Vyriausias pirmas, paskui antras pagal amžių ir taip toliau. Raudonas Lukas Lekavičius, mėlynas Saulius Kuzminskas, geltonas Linas Lekavičius ir žalias Mindaugas Kuzminskas. Atspėjau? Ir abu pro šalį. Ne. Vyriausias Saulius Kuzminskas, gimęs 1982, Linas Lekavičius 84, Mindaugas Kuzminskas 89 ir Lukas Lekavičius 94. Kurį prašovėt? Vis Lekavičius. manau. Lekavičius. A, aš jį Luka. Oi, ne. Matai. iš Matai. vis neperti. Luka. Lekavičius. Maniau Šilalės. Kuzminskas jaunesnis. Šilalės Lušiukas. Ne, tai Lina, aš tai žinau. Gerai, 12 klausimas. Šis žaidėjas pirmame savo sezone NBA sužaidė įspūdingą mačą naujoko akistatoje su Stefanu Curry, pelnydamas net 40 taškų. 2011 metais jis tapo NBA čempionu, bet jo karjerą už Atlanto nusėjo traumas, tad jam teko grįžti į Europą. Šiuo metu jis puikiai rungtyniauja Eurolygoje ir anksčiau buvo atmetęs to NBA klubo pasiūlymą sugrįžti. Kas jis? O, Oba. visai neblogai. Anadolopas. Kažkaip sudvėjojau. Bet Aš irgi sudvėjau. Persvara padidėjo. bent man nesijaudai. Kągi, 3 klausimai liko, 3 klausimėliai. Robertas Javtokas LKL daimų konkurso metu yra pakartojęs pasaulio rekordą, kai įdėjo į X aukštį pakeltą krepšį. Kokį aukštį buvo pakeltas krepšys? 3,50, 3. Šiaip standartas 3 metrai 5 ar 3 metrai kiek? 3-5. Šis yra jo kažkas panašus. Gal. Tai bus tada... Ai! Ir 3, 6, 5. Aš šiaip žadėjau. Kiek metuose dienų, Aš irgi. kiek metuose dienų, tiek toks ir aukštis. O įdėdant? Kuris Lietuvos krepšinio atstovas pasakė šią frazę? Ar tu turi vaikų? Rimas Kurtinaitis, Antanas Sireika, Kęstutis Kemzūra ar Šarūnas Jasikevičius. Legendinė frazė. Taip. Kai žurnalistas paklausė apie Limą, Jasikevičius atsakė,
Kaip aš tai vertinu, aš jam leidu išvažiuoti. Ar tu turi vaikų? Ne, tai kai turėsi vaikų jaunuolių, suprasi. Ar yra kas nors jums taip sakė? Ne, nėra. Dar ne. O matai vis tiek turiu sesę, naujagimę, nesakė? Nieko. Dar nėra taip tekę išgirsti. Gerai, važiuojam. Paskutinis klausimas. Finalas. Finalinis Parašyti klausimas. atsakymą reikės dvigubi taškai. Kas šis krepšininkas? Vardas, pavardė. Sau nesiseka. Ir kas čia neturiu jokių įspėjimų iš viso. Nu jo. Jaunas krepšininkas. Krepšininkas kabutėse net galima rašyti. Jaunas? A čia labai žinomas. Jums labai gerai žinomas. O tai kaip mums čia vardą tik parašyti, ką čia? Vardas ir pavardė. Tikrai Šiaip labai žinomas. gražus plaukai, sakyčiau, labai. Panašus į mano kažkiek. Akinukai. Neblogi. Ir teisingas atsakymas - Svajūnas Sidabras. Tai yra Svajūnas Sidabras. Jas. Sau! Kaip Kas čia? lengviau. Krepšininkas. Žiūrim. Valandas Savonis kažkaip. Svajūnas Sidabras ar išgelbėjo Matą. Aš manau, kad išgelbėjau. Ir antroji vieta Yes. Mantas. Pirmoji vieta Garbinga antra vieta. Matas Na, aš Ručkus. šiaip jaudinos, paskutinį galvau užluksiu. Nu, Kaip man tai jauties, kad Svajūnas Sidabras tau pakišo koją? ne, nu, čia buvo Dievo planas. Dievo planas. Čia buvo Svajūnas Sidabro planas, tiksliau. Ne Dievo. Tai Dievo. Gerai, o Matai, tavo kaip nugalėtojo žodis. Na, manau, užtraukiau kozerį ir pavyko išplėšti pergalę. Tiek tų žodžių. Ką palinkėtum ateities varžovui? Ar saugotis tavęs, ar ruoštis laimėjimo jau jam? Na, manau, ateis laikas ir patys pamatysime. Ar daug ruošies kitoms kovoms? Tikrai ne. Ne? Neskaitysi knygų? Nemanau. Bent sekmadienis peržiūrėk Lietuvos tūkstantmečio laikus. Gal padės? Būtinai. Gerai, tai man tai neliūdėk, Matai. Ne, Jau gali pradėti žiūrinėti krepšinio batelius, Matai. Man tai paguodos prizas visi eina pafollowinti man tai Instagramą. Koks Instagramas? Man 3L1O. Labai sunku čia užrašysi kažkur. Mantel, gerai, va kažkur užrašysi. Užrašysi čia, va čia, va, čia. Jeigu čia Gerai, matysi kažkur kažkur. užrašom. Taip. Gerai, o mes atsisveikinam, dar vienas Cyberstars protų kovų mūšis sužaistas. Paspauskit like, subscribe, pafollowinkit mūsų socialiniuose tinkluose ir tiek žinių. Viso gero, ponai ir ponios. Viso gero. Viso.